Sveiki atvykę į TimeClub LT apžvalgų kanalą. Aš Gediminas ir šį kartą pristatysiu Jums japonų gamintojo Orient automatinį laikrodžio modelį Kamasu. Tai nardymo stiliaus laikrodis susilaukęs gana didelio populiarumo visame pasaulyje. Pavyko surinkti visas 3 modelio versijas, kitaip dar vadinamas generacijas, tad pabandysiu apžvelgti ir palyginti šias versijas tarpusavyje. Tikslius laikrodžių modelių numerius žiūrėkite ekrane ir aprašyme. Šis modelis turi puikų kainos kokybės bei charakteristikų ir naudojimų medžiagų santykį. Šalia nerūdijančio plieno korpuso bei apyrankės turime safyrinį stikliuką su antirefleksinė danga, taip pat 200 metrų lygio atsparumo vandeniui bei datos ir savaitės dienos funkcijas. Mažmeninė kaina Lietuvoje svyruoja nuo 350 iki 450 eurų. Taigi, iš kairės į dešinę pagal išleidimo eiliškumą turime pirmąją versiją, kuri buvo pristatyta 2019 metais. Jau po metų išleista antroji versija. Ir paskutinė trečioji versija pristatyta šiais 2023 metais. Laikrodžiai skirtingų spalvų, tačiau bendras dizainas turi daugiau panašumų nei skirtumų. Turime lengvai atpažįstamą nardinimo stiliaus dizainą. Tiek ciferblatas, tiek laikrodžio bezelis, tiek korpuso forma turi tipinio nardymo stiliaus laikrodžio bruožų. Visų 3 laikrodžių dydžiai praktiškai identiški. Diametras be karūnėlės yra 41,8 mm, aukštis nepilnai 47 mm. Pradėsiu nuo pirmosios versijos. Laikrodžio ciferblato spalva ganėtinai keista ir įdomi. Tamsiai mėlynai žalia ar tamsiai elektrinė. Matomas atspalvis priklauso nuo apšvietimo intensyvumo ir jo kampo. Tamsesnėje aplinkoje ciferblatas atrodo visiškai juodas. Pailgos trapecijos formos metalinės valandų padalos su baltais intarpais atrodo solidžiai. Ties 12 valandą turime apversto trikampio formos žymeklį, po jo Orient logotipą. Ciferblato pakraštyje turime smulkių brūkšnelių minutinę skalę. Ties 3 valandą matome įrėmintus datos ir savaitės dienos langelius. Minučių rodyklė yra labai ilga, siekia minučių padalas prie pat ciferblato krašto. Tuo tarpu valandos rodyklė yra gana trumpa ir stora. Mano skoniui kiek per trumpa, bet iš kitos pusės laiko skaitomumas yra labai geras. Sekundinės rodyklės galas dažytas raudonai, kas suteikia papildomą sportiškumo akcentą. Visi ciferblato elementai yra tiksliai išbaigti ir puikiai dera tarpusavyje. Sukiojamas laikrodžio žiedas su aliuminio intarpu dažytas vientisa spalva, su minučių skaičiais kas 10 minučių ir pilna minutinė skalė. Ties 0 minutę turime trikampiuką su įleistu švytėjimo tašku. Puikus dizaino sprendimas. Šviečiantis taškiukas nebus netyčia nubrauktas. Monetos tipo žiedo kraštas turi gana gerą sukibimą. Pats bezelis turi 120 pozicijų, sukasi sklandžiai ir tampriai, atbulinė eiga praktiškai nejuntama. Safyrinis stikliukas plokščias su antirefleksinė danga, nors dalinai atspindžiai matomi. Kaip jau minėjau, laikrodžio diametras beveik 42 mm, o storis nepilnai 13 mm. Tad laikrodis puikiai tiks vidutiniam ar ir mažesniam riešui. Korpusas ir vizualiai atrodo gana kompaktiškas. Iš šonų pilnai poliruotas, auselės neilgos, iš priekio smulkiai šlifuotos. Visos korpuso briaunos apvalintos, tad jis atrodo elegantiškai. Užsukama karūnėlė nedidelė, 6 mm diametro. Iš šono apsaugota. Čia dauguma vartotojų turės šiokių tokių nepatogumų, nes karūnėlę gana sunku užčiuopti, netgi su pakankamai smulkiais pirštais, o stambesnių pirštų savininkams bus dar didesnis iššūkis. Vienas iš didesnių nusivylimų yra korpuso dangtelis. Jis yra gaubtas ir atrodo labai jau kukliai. Nors ir nedažnai į jį žiūrime, vis tiek atrodo gana pigiai palyginus priekinę dalimi. Dabar palyginkime pirmos ir antros Kamasu generacijos laikrodžius. Be ciferblato spalvos pirmiausiai akis krenta pakeistos valandinės žymės. Turime apvalias žymės vietoj pailgų trapecijų, 12 valandos žymė taip pat skiriasi. Labai nežymiai skiriasi valandų žymių užpilo spalva, kuri yra kiek geltonesnė nei pirmojoje versijoje. Rodyklių forma tokia pati. Bezelio intarpą nuo 0 iki 15 minutės išskirta antra spalva. Kai pirmojoje versijoje jis buvo vientisas. Tuo tarpu laikrodžio korpuso dydis ir forma bei bezelio forma atrodo identiški. Tiesa, iš korpuso šono turime šlifuotą apdailą, vietoj poliruotos pirmojoje versijoje.
Karūnėlės taip pat identiškos. Taigi pakeitimai tik kosmetiniai, jeigu taip galima pasakyti. Truputį detaliau pažvelkime į antrąją Kamasu versiją. Mėlynas ciferblatas šviesėja centro link ir turi daug stipresnį saulės išsklaidymo efektą. Vėlgi, ciferblato vaizdas gana skirtingas priklausomai nuo šviesos stiprumo ir žiūrėjimo kampo. Elementų išbaigtumas tikrai geras ir nepadarytų gėdos ir gerokai brangesniems laikrodžiams. Dabar palyginkime antrosios ir trečiosios versijos laikrodžius. Nežiūrint į ciferblatų spalvas, turime vėl kitokias valandų žymes. Trečiojoje versijoje naudojame arabiški skaičiai ties 12, 6 ir 9 valandomis, bei smulkesnės pailgos žymės kitose vietose. Apskritai valandinės žymės yra smulkesnės ir subtilesnės. Rodyklių forma taip pat pakeista. Minučių rodyklė yra šiek tiek sutrumpinta. Korpuso dydis ir forma atrodo visiškai vienodi. Korpuso šonas vėl tapo poliruotu kaip ir pirmojoje versijoje. Tiesa, karūnėlė pailginta 1 mm nuo 3 iki 4 mm ir pakeistas jos griovelių raštas. Šis pakeitimas pagerino karūnėlės apčiuopimą. Korpuso žiedo ratas taip pat padalintas 2 spalvomis. Ši trečioji generacija iš pažiūros labiau skiriasi nei pirmoji nuo antrosios. Dar vienas išskirtinumas tai būtent ši netradicinė ciferblato spalva. Sunkiai nupasakojama bordo spalva atrodo įdomi, bet gana savotiškai. Aš pats nesu didelis jos gerbėjas, bet aplinkinių dėmesį jį atkreipia puikiai. Tiesa, filmuotas vaizdas spalvą perteikia truputį kitaip nei matoma gyva akimi. Kitos spalvos taip pat atrodo įdomiai. Na ir uždarome ratą, sulyginama pirmąją ir trečiąją versijas. Ir vėl korpusai atrodo identiški, o ciferblatai atrodo gan skirtingi. Pirmąją versiją įvardinčiau labiau sportiškesnės išvaidos, tuo tarpu trečioji artimesnė dress stiliui. Priminsiu, kad visose versijose naudojamos tos pačios medžiagos bei mechanizmas. Visose versijose veikia tas pats pačio Orient pagamintas vadinamas in-house mechanizmas F6992, turintis 40 valandų eigos rezervą. Tai gana naujas mechanizmas išleistas 2016 metais. Sulyginsime švytėjimo tamsoje vaizdą. Švytėjimo efektas gana stiprus, kaip ir priklauso diver stiliaus laikrodžiams. Pakankamai ryškus švytėjimas išlieka apie 15-20 minučių. Po pusės valandos jis jau gerokai silpnesnis, bet vis dar skaitomas. Praėjus valandai švytėjimo efektas išsikvėpia pilnai. Visų trijų laikrodžių apyrankės atrodo vienodos. Jos pagamintos iš pilnavidurių nerūdijančio plieno narelių su smulkia šlifavimo apdaila. Nors gali pasirodyti, kad per plotį turime 3 narelių konstrukciją, visgi taip nėra, tai vienas sudurtinis narelis. Apyrankės kokybė vidutiniška, turi šiek tiek laisvumo ir žvangėjimo. Apyrankės jungiamieji nareliai prie korpuso nėra pilnaviduriai ir jie yra truputį žemiau nuleisti nei korpuso auselės. Sagtis pakankamai paprasta, turi logotipo įspaudą. Turime 4 mikroreguliavimo pozicijas, kas padės tiksliau pritaikyti apyrankės ilgį riešui. Iki 7 narelių gali būti pašalinta. Apskritai apyrankė nėra ilga, maksimaliai tiks 20, galbūt 20,5 cm apimties riešui. Auselių plotis 22 mm, tad pakeitimui tiks ir standartinės 22 mm apyrankės. Nors turiu pripažinti, kad su metalinė apyrankė šis modelis atrodo geriausiai.
Trumpai apžvelgiau kol kas visas 3 išleistas Kamasų versijas. Iš esmės tarpusavėje jos stipriai nesiskiria, turi kiek pakeistus ciferblatus, korpuso matmenys ir forma lieka tokie patys. Tiesa, trečiojoje versijoje kornelė šiek tiek pailginta geresniam apčiuopimui. Techniškai visos 3 versijos vienodos, naudoja tas pačias medžiagas ir tą patį mechanizmą. Kainos irgi gana panašios, nors natūralu, kad senesnės versijos šiuo metu kainuoja pigiau nei paskutinė šiais metais išleista versija. Kuri versija gražiausia? Subjektyvus reikalas. Nevertinant ciferblato spalvų, man labiausiai patiko pirmoji generacija. Ciferblatas atrodo vientisesnis ir konservatyvesnis, taip pat sportiškiausias iš visų. Pasidalinkite komentaruose, kuri Orient Kamasų generacija jums labiausiai patiko ir kodėl. Neišskirdamas atskirai versijų pateiksiu šio modulio privalumus ir trūkumus. Privalumai. Puikiai suprojektuotas ir tiksliai išpildytas nardymo stiliaus laikrodis. Gerai parinktas ir daugumai priimtinas korpuso dydis. Solidžios medžiagos bei charakteristikos, įskaitant nerūdijančio plieno korpusą bei apyrankę, safyrinį stikliuką, 200 m atsparumą vandeniu. Orient in-house automatinis mechanizmas su datos ir savaitės dienos funkcijomis. Geras kainos kokybės ir charakteristikų santykis lyginant su kitais brandiniais gamintojais. Stiprus ir gana ilgai išliekantis švytėjimo efektas. Keletas trūkumų. Apyrankė atrodo gerai, tinka prie bendro dizaino, nors kokybė vidutiniška. Apyrankės jungiamieji nareliai prie korpuso nėra pilnaviduriai ir jie nuleisti truputį žemiau nei korpuso auselės. Smulkią karūnėlę gana sunku apčiuopti net ir vidutinių pirštų savininkams. Gal ir subjektyvu, bet galinis gaubtas dangtelis atrodo per daug paprastai ir truputį iškrenta iš bendro dizaino konteksto. Mano nuomonė, tai vienas iš labiausiai vykusių paskutiniu metu sukurtų Orient modelių. Ne veltui jis yra populiarus visame pasaulyje. Apskritai, Orient automatiniai laikrodžiai siūlo vieną geriausių kainos ir kokybės santykių. Šį ir daug kitų Orient laikrodžių rasite elektroninėje laikrodžiai LT parduotuvėje. Tikiuosi neprailgo žiūrėti ir klausyti. Jei patiko, prašome paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą, jei to dar nepadarėte. Laukime komentarų. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kito pasimatymo.